Tie, kurie priima islamą, kuriems mes davėme knygą, kuriems mes davėme Koraną, recituoja, paklūsta. Recituoja ir paklūsta. Bismillah. Tie iš Bani Izrael, kurie priima islamą, kuriems mes davėme knygą, Tauratą, arba tie Muhamedo kompanionai, kuriems mes davėme knygą, Koraną, recituoja ją, tai yra paklūsta jos nurodymams ir seka jos mokymais, taip kaip ji turi būti recituojama, tai yra sekama. Jie tie, kurie tuo tiki, o kas netiki Koranu, jie yra tie, kurie yra pralaimėtojai. Izraelio vaikai, atminkite mano malonę, kurią suteikiau jums, ir tai, jog skiriau jums pirmenybę prieš jūsų laikų žmoniją ir džinus. Ir bijokite teismo dienos, kai nei vienas žmogus nebus naudingas kitam, ir kompensacija nebus priimta iš jo, ir užtarimas nebus jam naudingas, ir jiems nebus pagelbėta. Ir atminkite, kai Ibrahimo viešpats, tai yra Allahas, išbandė jį tam tikrais įsakymais, kuriuos jis įvykdė. Jis Allahas tarė jam, iš tiesų aš ketinu paskirti tave vedliu žmonijai, kad jie sektų tavimi. Ibrahimas paklausė, iš mano palikuonių tarpo paskirtai vedliai. Allahas tarė, mano pažadas dėl pranašavimo neapima daugiadievių ir nusidėjėlių. Ir atminkite, kai mes padarėme namą, Kabą Mekoje, lankoma vieta žmonijai ir saugia vieta. Ir naudokite jūs Ibrahimo makam vietą, arba akmenį, ant kurio Ibrahimas Abraomas stovėjo, kai jis statė Kabą. Maldos vieta. Ir mes įsakėme Ibrahimui ir Ismailui apvalyti namą, Kabą Mekoje, tiems, kurie suka ratus aplink ją, arba pasilieka itikaf. Tavaf, 14, garbinimo forma susideranti iš ėjimo aplink Kabą. Itikaf, atsiskyrimas tam tikrą laiko tarpui, kurio metu atsiduodama tik tai Allaho garbinimui ir liekama nuošalyje nuo žemiškų dalykų. Arba lenkiasi, arba puola kniūbsčiomis maldos metu.